Sveiki visi, su jumis aš, Zita Baskienė, life coach arba gyvenimo mokytojas. Ir žinot, šiandieną pakomentuosiu tokį susirašinėjimą, ar ne? Moteris pradėjo domėtis, o kaip čia tos konsultacijos, kaip čia kiek kainuoja, kiek trunka, aš atsakiau visus klausimus. Ir jie finaliai užduoda klausimą. Ar manęs neįtrauks dar labiau tą matricą į save? Tai žinot, jokių būdų nenoriu aš jums pasakyti, kad jums reikia ateiti konsultaciją. Aš noriu pasakyti, kas tai yra, kad ir bendrai, kaip mes galim save pozicionuoti kaip žmogų, nuo kurio priklauso gyvenimas, jeigu kažkokia sužinota informacija mus gali kažkur įtraukti. Tai tą informaciją mes juk patys valdom. Juk jeigu jūs žiūrit filmą, kuriame yra prievartos scena, aišku, kad tai blogai, bet ar jūs einat prievartaut? Neinat. Jeigu jūs žiūrit filmą apie karą, suprantat analogiją? Ir kai mes galvojam, kad matrica tai yra blogis, tai ar Excelio programa yra blogis, ar kažkokia kita programa, kuri veikia, yra blogis, jeigu mes ją naudojame savo tobulėjimui, tai yra gėris. Jeigu mes naudojam ją kažkokiam blogiui, tai yra blogis. Tai kai žmogus pasako, kad ar manęs neįtrauks matrica arba ta programa, kaip viskas atrodo? Žmogui atrodo, kad kažkas mus valdo. Tai visų pirma, tai mano visos konsultacijos esmė yra remiama vibrodinamika matricoje sielos ir tai, kad programuotojas yra žmogus, nes taip iš tikrųjų ir yra. Matrica tai yra ta programa, kuri neša atmintį apie buvusius mūsų gyvenimus ir matrica tik modeliuoja situacijas. Pavyzdys, praeitam gyvenime jūs ištekėjot nemylėdama dėl pinigų. Ir buvot visą laiką nelaiminga, bet pinigai jums buvo svarbiau. Šiam gyvenime, kas yra ta matrica? Ji jums sumodeliuos tą situaciją būtinai. Arba kitą, kur pinigai svarbiau už žmogaus situaciją. Bet pasirinksit jūs. Ir jeigu jūs pasirinksit taip pat ištekėsit dėl pinigų, tai ne matrica jūs suėdė arba įtraukė. Tai jūs pats esat nesimokantis, nesuvokiantis ir neplečiantis savo sąmonės ir todėl pakliūnat į tą patį, kur ir buvot. Ir išgyvenat šitą gyvenimą tuščiai, nes pakartojat viską, kas buvo. Tai matrica nėra piktas dėdė ar teta, kurie ateina sumodeliuoti. Jis sumodeliuoja situacijas tam, kad pamatyti, ar jūs einat į priekį ar ne. Tai šiandien su tokiu išaiškinimu norėjau išeiti į eterį, kad šiek tiek visiems būtų aiškiau. Tai ačiū jums labai. Iki.